Paberžės tėvo Stanislovo muziejus. Ekskursijos vadovė Regina Galvanauskienė. Gėrė geros energijos, tiek mišių išklausė, ne vienoje bažnyčioje, ne vieno kunigo, kad jis spinduliuoja tam tikrą energiją. Ir čia įleisk alkoholiką, pasodink, va. Taip jis prie žvakės pasėdi, pamasto, kaip skriaudė savo vaikus, savo šeimą, gal greičiau pasikeis jo mąstymą, jo gyvenimo būdas. Ramašauskas pasakojo, sakė, juoda spalva atstatyta, Vatikanas nepanaikino. Mes, kai dalyvavome egzorcistų kursuose Romoje, vienas kunigas uždavė klausimą, ar galioja seni apeigynai, ar galioja formulės, pavyzdžiui, išpandžiai senos ir naujos. Sako, visa yra nepanaikinta ir viskas galioja, reiškia. Ir juoda spalva taip pat yra nepanaikinta. Ramašauskas. Net buvo dabar kažkada raštas, kad yra atstatyta, reiškia, nėra uždrausta juodoji spalva. Tik tai kunigai patys įsimėtė. Juoda spalva žinai, kas išmėtė. Apeigynas yra pakeistas. Apeigynas pakeistas, bet O kad reiškia... mes neįsileidom naujo, tai čia jau mūsų. Bet žinai, kas yra? Apeigynas pakeistas, bet leidžia naudotis visais senais apeiginais. Nu tai jeigu nėra naujo, tai pom naudotis. O žiūrėk dabar, kai išleido vienas kunigas, tas, kurį dabar suspendavo, tą apeigyną su raudonu viršeliu, tą antrą Vatikaninėje, ne? 65 metų. Tai viskupai labai sakė, vienas iš gerai išleistų apeigynų, o viskupai buvo prieš. Visi siuto, kad... Todėl, kad čia apie naują apeigyną. Ne, apie seną, apie 65 metų. Apie tą, kur pas mus juodi suplyšę, jie išleido naujai. Bet užmiršau, tai jau pavardėjau, palauk, aš... Vis dabar suspendavo ten dėl kažkokių dalykų. Leonidas! Va! Todėl, kad tie seni apeigynai. Todėl, Jo. kad tie seni apeigynai, jie yra su bloga redakcija vertimo. A ne? Be abejo. Ten teologijos yra, su teologija yra blogai, taip kaip ir su mūsų mišiolo. Prancūzas, anglų kalboje, vokiečių kalboje, italai. Jie taip ir supranta, pavyzdžiui, reiškia, ateik ne į mano širdį, bet ateik po mano stogo. Ane, jie taip ir supranta, o mes visą gyvenimą žmonėm įkalėm ateik po mano širdį ir mano sielą. Nu, matai, mes iš tikrųjų vertimai yra netobuli, ypatingai iš tų senųjų kalbų. Jie bando ką daryti? Versti literatūriškai, bet netitinka prasmės. Tai blogai, tai blogai. Va čia yra O problema. kai netitinka prasmės, tai kokia katechezė gali būti? Tai kad mūsų tie klausyk ir Biblijos verstos Kavaliausko ir visų kitų dabar jau bando išversti tiesiog. Nes su redakcija yra problema. Ten tas vertimas vyksta. Bet mes Jie turime bandė neverst, bet bandė paaiškinti. Nes kaip ir vertėjai sako, yra interpretuoja savo kažkaip, tai ne biblinę mintį. Tai lygiai taip pat, kai dabar naujai Pauliaus laiškai visur irgi įdomesnių žodžių papiktinimas, o iš tikrųjų spąstai žabangai. Va, visai kas Jo, tai sako, Tai kur tau papiktinimas, kur žabangai? ir sako, va netrauktų manęs į spąstus. Arba kad šitą vaiką, žinai, įtrauks į spąstus, į žabangai. Dalmatikas ir tokia armatūra. Oi, Dieve, dar į 5 aukštą. O kas ten dar yra? Bet čia irgi arno, tai oi, ne, kažkokia. Ai, ant rankų šito surinkta, žiūrėk, visos. Ir laikydavo. Manipuliai, jo. Aš jau senas tai Buvo baltakimas, matot? Aha, toks skaistėtis. Buvom ant žemės paguldė. Va, koks grožis. Aha, sako, pastatė. Ojai, nei juodas, nei baltas. Nu, fonas juodas, bet čia tokia labai jau toks fainas armas. O, ne, tas toks čia grožis. Man tai jie vis... Aš kai buvau vikaras, tai man katedrų neuždėdavo to armato. O jau kai biškį atėjau į protą, tai aš dabar tik šitus nešiočiau.
Bet jūs čia ir vėdina dieną, ar kaip čia yra? Nu kaip kada, žinot, čia reikia būti, jeigu nori Nu taip, išvedinti. kad kas neišneštų paskui, ko žinot. Mes buvom visus išnešę ant tvorų, visus. Čia tiek paveldas supyko, atvažiavo tikrinti, galit judinti, kas jums čia leido. Taigi sunkus, jeigu Jo, dalinsis. kai nieko nedarai, tai niekam neužkliūna, tik pradėk ką nors daryti, tada restauruoti negalima, nieko susiūt negalima, tegu krinta gabalais. O čia burstas, ar burstas naudoja dabar? Nenaudoja. Pas ligonį važiuodavo. Naudojam. Čia tėvo Stanislovo kapas. Ojai. Tai čia taip išdėstyta, ne? O jau čia sunku pagauti, reikia pagauti, supranti? Pagauti tą ciongą, aš pagročiau gal. Reikia balsus. O, čia tie puodai, kur atsimenu, va čia būdavom šitiek puodų, tėvai. Kunigų dirbo. O va tas staliukas visą gyvenimą su tas stalviršiu. Tos kryžiamonės neimdavau, tik tą stalviršių papažastim ir vežos, kur mane siunčia. Tai Čia tas stalas, kur nėra čiužinio. 8 parapijos, reiškia, čia šiukšlinė rinko tokius ir dovanodavo tokius stalinės lempas. Čia kūrė senų daiktų, prikaltų naujam gyvenimui, muziejui. Aš vieną relikviją irgi turiu tėvo Stanislovo, jis man pats padovanojo, kai buvau dekanas. Jis man davė vieną ražančių, kur nešiodavo prie čia. Tai aš jį turiu, tik parodau visiems, bet niekam neduodu. Jis visada dovanodavo. Ta ražančių, bet... Gražuolis buvo šventėtas į kunigus. Atsimenam taip. Aš dar žinau, Tu mes irgi vaikai, kai dar važiavom, dirbai čia tai jo. dar saulės gi darydavo, Kartu, jisai dekanate. gaudavo saulę tą. Kur? Nu, su Stanislovu.
30 Nedirbai? tūkstančių saulučių padaryta. Aš kai atėjau jau buvo, va kaip tik pats tai buvai turbūt Krakėse. Taip, Kai buvo Latvijas čia. aš Buvai. prisimenu. Nu, va, Pūras buvo dekanu. Taip, o aš Krakėse. Tai Jo. Taip, va, tai čia va. Aš iš naujo atėjau Krakės. Dagio paveikslas nuostabus. Eisenai pavaizduotas širdies skausmas. Jau reikia paberti. Išeis su visais padalais į Dauguvą. O kas čia piešė tą? Dagio tokio baisu galyčio šiaulių kadams. Pačiūžos kurpaliai, naginės klumpės. Oi, kiek čia tų lovų, tai kad čia daug lovų. A kodėl čia tiek daug lovų? Todėl, kad daug lankytojų turim. Tai čia dabar guldot juos, ar ne? Alkoholikus gydome ir lošėjus gydome, va už 2 dienų Ten lošėjus. seniai ar dabar tai būna? Čia man reikia Tai atvažiuoti buvo atsigult prie nuo savo tėvelio, mes įsiklausyti. viską darom kaip buvo. Baig. Visos lovos buvo prie tėvelio Stanislovo ir čia pastoviai gyveno pas jį po 20 metų. Jo, Tai va atsimenu. čia ta lova, kai aš jau čia jaunavedžiam, kokiem pasakoju, tai jie čia gulasi su visom... O tai kas čia ypatinga kuo? Matote, čia yra paveikslas. Baisu gulti ant jos. Paveikslas, kur du angelai verda nuodėmės katile. Tiesiog... Ai, tai jau navedžiai supratau, dėl ko nori Jau pagulėti. čia, žinai, paguliu toj Viskas lovai ir aišku. nuodėmės išgaroja, pas kunigą nebereikia. Herezija. Erezija. Erezija. Vaikeli, kokia esencija. A kokia tautybė jo nežino. Ir tada aiškinamės, kas čia per veikėjas. Tai buvo vienoje linijoje, aš žemiau pakabinau. Solženicynas viršuje, Darius ir Girėnas, nuo kūno antpečius tėvelis įrėmina. Čia mūsų kunigaikščiai, Kudirka, Basanavičius, Maironis, Mackevičius. O kieno antpečiai ten? Lakūno antpečiai, tėvelio rankomis įrėminti. Va čia žiūrėkite, vieni. Tai kiek mes čia skolingi, klebonai, kiek čia. Nu tai nieko čia. Jau 10 kartą sako, einu aš to, žodžiu, vis nedamiršti. Nu tai paskui jau Pagaliu reikia vis tiek jau klausia, kiek čia mes skolingi. Sako, žinot, jeigu jau atsitiktų tokia bėda, Nereiks nei pagulėti, pasižiūrėti. tai jau sako, tos lavelės į daržinę neišleiskite, jeigu jau tokia bėda atsitiktų, gal padaržė. Iš kur jos atsirado? Diplomatiniu būdu tėvelis taip išprašė, ne savo prašė. Prašė, kad mes Ir liko galėtume. Čia buvo dirbtuvės, buvo varstotai, čia visur stovėjo. Šičia. Taip, ir reiškia tokios stačiakampės dėžutės. Vienoje buvo apskritimai, kitoje spinduliukai, kitoje širdelės, kitoje kryžiukai. O jūs surašinėjat viską, ką atsimenat, reikia rašyti. Taip, mes įrašus jau padarėm, pakvietėm. Bet reikia, nes paskui... Mes turėjom archyvą. Reikia viską surašyti, nes paskui viskas Klausykit. Rašome ir filmuojame, čia tokia Marija. Čia. Ai, raštai sienų, nu. Iškapotė, ne kur kirvarpa. Jo. Ir kirvarpos dabar neėda jų, ne, šitų. Matyt, Sunku ne. pasakyti. Paimpregnuoti galima. Ir kaip atrodo siena, puikiai. Na, Grigalinis choralas, 10 amžius, Neumas. Gali pavartyti kiekvienas vaikas, nes čia yra netoks senas, 40. Ai, va, aš nerandu, kur išeiti. Aha. O ką aš jau laikysim tą padarį, Kauno muziejų kokį bet kokį mišolą, senoviškį. Tai mano irgi aš radau vienoje vietoje, bet matot, kai kunigai kai kur ir išmeta viską, tai susidėjau. Vienoje parapijoje radau va tokių arnotų, tai maišų sudėta išmetimui, reiškia, į gliaukoje. Tai paskui visus ištraukiau, iškabinėjau. Kas po tavęs atėjo, Maceinai į Gliauką? Po manęs tai Maceina, bet prieš mane buvo Janskūnas, kuris pylė, žinai, ir jisai Janskūną tenai nepažinau. lakstė į Panevėžį, jisai visur, į Kaune, Vilkaviškį dirbo. Jo. Gyvas. Nu šitie padarė, tai čia Ką pasaka, tik man suderinom. aš negaliu. Čia kas buvo? Kviečiam iš Šiaulių derintoją ir visus pianinus mums O čia tai Ona. Ne. Ona. Čia turbūt Marijos mama, šventoji Ona.
Pažiūrėkite, tėvas Stanislavas paskutiniai gyvenimo momentai. Nu, Va, jau mišių pabaigoje sėdi, Ai, nei valgyti, kur nei pasakojo gerti tada? negali. Čia paskutinės mišios, matai? Jau sėdėdamas prie altoriaus viską reikia padavinėti. o tada ir pasakėte pamokslą Jo, paskutinį, jo, ne jo, kaip nei sakėte. parašo Ar padėti. yra negali. įrašytas tas pamokslas įdomu paskutinis? Žinau, Nežinau. aš jį žinau, mintinai jau galiu. Ne, čia ne lizdas gal, nežinau. Lizdas jeigu būtų apšikta viskas. Jo, prieš žingsnį.